Štai kokią dovaną gavau nuo savo vyro. Šią rankinę aš jau žiūrėjau anksčiau parduotuvėje. Ir vyras nusprendė man nupirkti ir padovanoti. Štai tokia staigmena. Ir žiūrėkite dar širdelė. Štai tokia. Dar va toks dirželis yra. Na, važiuosime į Krikštynas ir teko pirkti šeimynai avalynę. Elė išsirinko savo štai tokius kedukus, nežinau. Šiuolaikiniai vaikai kažkodėl tai nenori tų nei batelių, nei basučių, jiems kedai prie suknelės. Tai štai tokie va. Alicos va tokie va naikai. Čia vyras išsirinko savo. Tie naujus kedus turi. Štai pas mane kaip kaktusai pradėjo žydėti. Viešpaties žodis, šlovė tau Kristau. Dabar melskime Dievo gailestingumo malonės Emilijai, jos tėveliams, krikštatėviams. All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. Mes miegosime 2 triviečiuose numeriuose. Žiūrėkit, štai taip atrodo čia viskas. Čia galėtų ir daugiau miegoti negu 3 žmonės. O čia va panų miegamasis. Visi skirtingus gavo tokius vat medalius. Čia atėjus medalis. Savo parodysiu namuose. O čia aš gavau dovanų nuo Krikšto dukrytės tėvelių ir Krikšto dukrytės. Tai puodelis Krikšto mama. Štai toks įrėmintas paveiksliukas su žodžiais.
Tokia va pėdutė. Raktų pakabutis ar būsi mano krikšto mamytė. Na, o krikštatėvis man krikšto mamai padovanojo štai tokias 2 pagalves ir štai tokį adijeliuką. Registratoriaus vaizdo medžiagą. Tai padės tiksliai nustatyti Europoje kitoms